Tai yra visi skirtingi patternai, kuriuos, aišku, ne visi, bet dauguma iš patternų, kuriuos mes galime pamatyti grafike. Ir keletas jų yra continuation, tai ką reiškia, kad jeigu buvo downtrendas, ėjome žemyn, sudarėme šį patterną ir toliau eisime žemyn. Čia yra flag, bearish flag, mes irgi matome. Buvo downtrendas, padarėme tam tikrus žingsnius, einame žemyn. Ir čia yra pavyzdžiai, kur būtent dėti stop loss, tai yra per vidurį šios vėliavos, kur mūsų yra entry, kur TP. Tai yra būtent pamatuojamas TP nuo šito būtent kaip jisai vėliavos koto ir lygiai koks aukštis yra, lygiai tiek mes galime tikėtis ir TP. Ir taip su daugybė kitų patternų. Čia yra M patternai ir W pattern, kuriuos labai mėgsta Stock Options edukatoriai. Tai būtent stocks labai daug galime rasti tiek flags, tiek M ir W patternais. Head and shoulders, galbūt irgi esate girdėję, tai tiesiog tam tikri judesiai, kur kaina eina, sudaro tam tikrą judesį ir mes pagal tai galime įvertinti ar tikėtis, kad ir toliau bus kažkoks veiksmas, ar toliau tęsis rinka į tą pusę, ar apsisuks. Ir galime matyti keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, outcut, flag pattern, ne? Čia yra sudaryta būtent čia, gal vėsiu. Nebeatsimenu, kur dabar būna. Channel. Parallel channel, ne? Flag. Kiek čia mes turime aukščio, tiek galime pamatuoti ir būtent čia bus mūsų take profit ir stop loss galime nustatyti. Breakino, čia per vidurį dedam stop loss, čia mūsų TP būtent tokio pat aukščio. Vienas iš pavyzdžių, toliau galime M patternas, buvo uptrendas, pasidarė M patternas, ritestavo ir ėjo žemyn. Tai dar vienas iš pavyzdžių ir tiesiog jūs bus namų darbai taip pat ir surasti, pasimti kažkokią porą, pasimti kažkurį intervalą, tai veikia prie visų intervalų. Ir tiesiog pabandyti pasibraižyti tuos patternus, pabandyti suieškoti, galite įsisaugoti tą failą, kad būtų lengviau išsistudijuoti ir pažiūrėti, ar atpažįstate tuos dalykus, ar daugiau jų randate prie support linijų, prie resistance linijų ir taip toliau. Turime, žinoma, kaip jau trumpam paminėjau, namų darbus, tai ką reikės padaryti, pasirinkti porą, laiko intervalą, atpažink tuos patternus, pažiūrėk, ar gali identifikuoti, kur būtų tavo entry, kur būtų tavo stop loss, kur būtų tavo take profit. Visus tuos dalykus labai svarbu žinoti ir praktikuotis ant demo, skaityti grafikus, žiūrėti, o kitoj pamokoj susipažinsime su pačiu svarbiausiu dalyku, tai yra treidinimo psichologija, galbūt labiau rizikos valdymas ir treidinimo, tų pačių užsakymų valdymas, tai labai atkreipkite dėmesį ir svarbiausia implementuokit. O šiandienai jau tiek.